Laimonas Frankas Baumas, nuostabusis Ozo šalies burtininkas. Ištrauka. Taip, atsakė moterytė, bet esu geroji ragana ir žmonės mane myli. Tiesa, neturiu tiek galių, kiek čia karaliavusi piktoji ragana, antrai pati būčiau išlaisvinusi tos žmonės. Maniau, kad visos raganos yra blogos, tarė mergaitė šiek tiek su baime žiūrėdama į tikrą raganą. O, tai didelė klaida. Ozo šalyje viso labo buvo 4 raganos, 2 iš jų, šiaurės ir pietų, yra gerusios. Galime manimi tikėti, nes esu viena iš jų. Taigi kalbu tikrą tiesą. Tos, kurios išpitavo rytuose ir vakaruose, buvo tiesą sakant labai piktos ir blogos, tačiau dabar viena jų tu nugalabėjai, taigi visoje Ozo šalyje liko tik viena blogoji ragana, ta, kuri gyvena vakaruose. Bet, kiek pamačiusi, tarė Dorotė, tegu Ema man sakė, kad visos raganos jau seniausiai išmirė, o kas toji teta Ema, pasiteiravosi nučiukė, į mano teta ir gyvena Kanzase. Iš ten aš ir atvykau. Šiaurės ragana nulenkė galvą ir smeigusi akis į žemę valandėlę mąstė, paskui pakėlė galvą ir tarė, nežinau, kur yra Kanzasas, niekada anksčiau nesu girdėjusi tokios šalies, bet atsakyk man, ar tai civilizuota šalis, o taip, atsakė Dorotė. Tada man viskas aišku. Civilizuotose šalise raganų neliko, nebėra nei burtininkų, nei magų, nei gerėtojų, bet Ozo šalis niekados nebuvo civilizuota, nes esame visiškai atskirti nuo viso pasaulio. Todėl pas mus iki šiol yra ir raganų, ir burtininkų. Kokių burtininkų, paklausė Dorotė. Svarbiausias jų yra Ozas, visų burtininkų burtininkas. Tarė ragana tyliai, beveik pašnibždomis, jis galingesnis už mus visus drauge ir gyvena Smaragdo mieste. Dorotė norėjo dar kai ko paklausti, bet tuo metu čipsiukai iki šiol tyliai stovėjo nuošaly, ėmė balsu šaukti, rodydami namo kampą, kurio gulėjo piktoji ragana, kas atsitiko, paklausė senučiukė ir žvelgtelis ton pusėn nusukvatojo, nelabusios kojos buvo dingusios, liko tik sidabrinės kurpaitės. Ji buvo labai sena, paaiškino šiaurės ragana ir saulėje virto plėnimis. Štai koks galas jai ištiko, pasiimk ir apsiausiu kurpaitės, nuo šiol jūs bus tavo. Pasilenkus jį paėmė kurpaitės ir išpūtusius nebuvus dulkės padavė Dorotei. Toji rytų ragana labai didžiavosi savo kurpaitėmis, pasakė vienas čipsiukas. Jos užkerėtos, bet kaip, nežinome. Dorotė nunešė kurpaitės į namą ir padėjo ant stalo. Tada sugrįžo pas čipsiukus ir tarė, norėčiau grįžti atgal pas tetą ir dėdę, nes jie tikriausiai jaudinasi dėl manęs. Gal parodytumėte man kelią? Čipsiukai susižvalgė surganėlę, tada pažiūrėjo Dorotę ir papurtė galvas. Čia rytuose, pasakė vienas, plyti didžiulė dykuma, kurios nieko gyvo neperėsi. Tokia pat dykuma yra ir pietuose, pridūrė kitas. Pats ten buvau ir žinau. Ten jau drūtul žemės. O aš girdėjau, pasakė trečias, kad ir vakaruose tas pats. Tai kraštas, kur gyvena mirksiukai, o valdo ji, piktoji vakarų ragana. Ir jį priverčia tarnauti jai visus, kurie tik pasipainiojo jos kelyje. Šiaurėje yra mano tėvonija, įsiterpė ir senoji moteriškė, bet jos pakraščiuose irgi driekėsi tokia va didelė, kokia supa ir Ozo šalį dykuma. Taigi, brangutė, teks tau gyventi čia su mumis. Tai išgirdusi Dorotė gailiai pravirko, nes tarp tų keistų mažų žmogaliukų uostyto labai vieniša. Pamatė jos ašaras, geras širdžiai, čipsiukai susigraudino ir sienų sinaitės taip pat ėmė raudoti. Tuo tarpu mažoji senučiukė nusiėmė skambialaitę, pasistatė jas maigaliu savo nosis ir iškilmingų balsų suskaičiavo iki 3. Akimirksų skrybėlė virto rašymo lentelė, kurioje balta kreida didelėmis raidėmis buvo išvedžiota. Tegul Dorotė keliauja į Smaragdo miestą. Senučiukė nusiėmė lentelę nuo nosis, perskaitė, kas joje parašyta ir paklausė, ar tavo vardas Dorotė, brangutė? Taip, atsakė mergytė, pakeldama akis ir šluostydama ašaras.